Nu, zdarov, kaimietė. Labas. Čia jau tavim pradėjo visi skūstis. Nu ką aš galiu pasakyti, nu ką. Sako, ant tiek daug keikės, kad jau pražilai. Tai gerai, kad žilas. Reikia kažką daryti su tavo keiksmažodžiais. Žmonės nepatenkinti. Nes yra nelaimingų žmonių, kuriem aš nepatinku. Tai ką darysim, kaip spręsim problemą? Žaisim pagal mano taisyklės. Mes užblokysim visus iš eilės. Klausyk, tai jeigu užblokinsim visus, tai nieks mūsų nebematys. Nėra ko čia sėdėti. Tai gal geriau moderatorius susirast, kad blokintų geiterius. A? Niekas nedaro su tais spiderais tvarkos. Nes realiai, jeigu tai visi skūsės ir tu taip keiksies, tai reikės mums atsisveikinti. Kas tau nepjau grybą? Tai kad tu pastoviai varai ant visų. Problemų nėra, tau turi mažiausia rūpėti turėtų. Tai kad tu ir ant manęs pastoviai varai, tai kaip su tavim galime draugauti? Draugais galim tik tokie būti. Gerai, bet su sąlyga. Aš tu surašysiu ant lapo keiksmažodžius, kuriuos gali naudoti. Viešpatie Dieve. Nu tai perskaityk dabar jos. Kriuvena lavonas, atgyvena, nupušęs kralikas, lopas, atmata, šiukšlė, butelė. Nu ir kaip tau naujas leksikonas? Žiauru. Bet aš pastebiu tokių, žinai, tik tokią pilną. Nu, tai susitarėm. Sugebėsi nesikeikti. Na, nes... Tai...